O kaip vat Jo. tą pasitikėjimą sukurti per kelias minutės, kad žmogus tikrai, nu šiuo atveju mergina, tikrai atvirautų ir papasakotų viską. Aš galiu turėti intenciją pasiklausti Mhm, jos, bet mhm, gal aš turiu kažkokių tai, žinai, charizmos va tų žudikų. Na įsivaizduokim, aš apie, nežinau, gal ten per kelias minutės jie nelabai pasistebi, žinai, mhm, bet jau aš išdrįsau, nugalėjau baimę prieiti, baimę užkalbinti ir taip toliau, jau baimės mhm, nugalėjau. mhm. Bet vat per tas kelias minutės, kaip sukurti tą pasitikėjimą flirtuojant, kad jinai tikrai atsivertų. Kaip žinai, jeigu aš prieisiu prie žmogaus ir sakysiu, būk su manim 100% atviras. Tas pasakys, žinai ką, eik iš čia. Bet jeigu aš pats pradėsiu nuo kažkokio aiškaus atviro gesto kažkokio, nu, žodžio gesto, ta prasme, kad tai yra būtent atvirai, žinai, jūs vat ėjau ir tikrai vat kažkaip vat pamačiau tave ir man tikrai, nu, kažkas yra. Jeigu aš būsiu atviras, tai greičiausiai tai bus ženklas, kad ir tu palengva būsi atviras man. Tai yra. Tai klausimas, o ką reiškia būti atviram? Tai reiškia, Aha, kiek aš pasitikiu pats savim. Ką aš galiu pasakoti apie save, neslėpdamas, sakykim, pasakydamas tiesiai šviesiai. ar atvirumas, vat ką tu ką tik Mhm, pavyzdį mhm, pasakei, mhm, tas pamačiau tave mhm. ir toliau tęsinys galėtų būti ir pajaučiau kažkokią vidinę šilumą, aš nežinau, kažkas man atrodo, kad nu tiesiog turėjau prie tavęs prieiti ir tave užkalbinti, nes man tiesiog atrodo diena gražesnė, kažkaip pasijaučiau iš karto geriau. Nu, kažką tokio pasakysi, tu ką, atsiveri savo jausmus kažkokius išsakai, a, kaip čia, nuginkluoji save Va prieš tą va čia žmogų. žinai kas yra, vat galbūt va to mūsų ir mokė kažkada jaunystėje užsieniečiai, tie bjaurūs, kurie tuo metu, reiškias, mūsų merginas atimdavo iš mūsų. Tai yra drąsa parodyti savo jausmus, va čia pilnai sutinku su tavim. Nu mes esam neišmokyti, mes tik dabar pradėjom mokytis rodyti savo jausmus. Mes gi esam logikų žmonės, mus taip visus augino, iki šiol dar augina. Čia drąsa parodyti savo jausmus, tiesiai išeisi, vat aš esu, tas ne tik man, aš jau ir jausmai. Vat man yra geras jausmas, noriu pasakyti tau gražius žodžius. Jausmas, tai va čia atviram būt savo jausmuose. Tai va čia man ta vat mintis, vat kabinčiausi iš tos tavo minties. Na, bet žiūrėk, dar vienas iš dalykų, kuomet, kad tas flirtas įvyktų, Mhm, ir aš kartais esu girdėjęs, kad būna merginos prieina prie vyro, mhm, tai retesnis atvejis, mhm, bet tai mhm. būna. Ir yra tokių, kurie tikrai tame kažkaip tai, nu, atrodo, jie nieko nedaro, bet pas juos ten mergina po merginos, žinai, Taip, ten taip, sako, oi, yra. tas tai ten Taip, mergišius, žinai. taip, taip. A, kaip žmogui sukurti tą, nežinau, charizmatišką įvaizdį arba kaip, nežinau, kaip atrodyti, kad tu esi prieinamas, kad norisi prie tavęs prieiti ir su tavim pakalbėti. Netgi jeigu ir mergina klauso, kurie vat, ateina į barą ir prie jos niekada vyrukai neprieina. Ir jinai Mhm, niekaip vat, niekas jos neužkalbina, niekada, ten, nežinau, kokteilių nepavaišina. mhm, mhm. Jinai kaip ateina tik su draugiam. Prie draugių prieina, o prie jos niekada neprieina. Ir jinai dėl to ir jaučiasi negraži galbūt ir taip toliau, žinai, bet galbūt tai yra kažkur kitur bėdos. Kaip būti vat prieinamam, kaip sukurti tą norą, kad su tavim kažkas taip pabendrautų. Svetimas žmogus prieitų. Žinai, tau būna tokia situacija, ar buvo, ar būna tokia situacija, pavyzdžiui, išeini blogoj nuotaikoj, liūdnas, blogoj nuotaikoj išeini į miestą. Nu, šiaip praseit ar dar kažkas. Eini ir galvoji, nu kokie gi žmonės negražūs, kokie visi pikti, kokie visi susierzinę, iš viso nėr su kuo bendrauti, gražių žmonių nebeliko iš viso. Ir taip praeini žodžiu. Praeina kažkiek tai dienų, tu pabundi geriausiai nuotaikoj, puikiai savijauta, puikiai viskas jautiesi, išeini į miestą, galvoji, oh, koks gražus miestas, kiek daug gražių žmonių, nuostabu, wow, kokie. Ta pati gatvė, tas pats miestas, galbūt žmonės net tie patys ten šalia dirbantis, bet kažkas keičiasi, keitiesi tu. Tu visai kitaip matai tą pasaulį, visai kitaip matai tų žmonės. Žmonės tie patys, keitiesi tu. Tai žinai, čia galbūt kaip sakai, gal kažkas giliau yra, tai ko gero giliau, kiek pats žmogus nori būti pastebėtas, kiek jis pasitikė savim, kad jis yra pasiruošęs būti pastebėtas. Tai čia viskas, žinai. Būna Bet aš kaip, aha, ką pastebėjau, kai tu jo, davei šitos du pavyzdžius, jo, tavo veido mimika ir intonacija, jo. kuomet tu pirmą pavyzdį pasakei apie liūdesį, tai tavo veidas net buvo toks liūdnas, žinai, toks rimtas. Aš save gaudau, aš taip kartais ilgiuosi, išeinu, galvoju, tai būtent apie save ir pasakoju, žinai, kad fui, kad negražu, bjauru, visi tokie nemalonus. Aš pats suprantu, kad aš pats taip atrodau, žinai. Dėl to tas Mhm. ir veidas buvo labai tik išgyvenu tikrą emociją labai. Bet aš Taip, žinok, taip, lygiai taip, toks pat taip, turbūt. Ir taip. man yra sakę ne kartą, kad mano piktas veidas, toksai Man irgi piktas. rimtas, piktas Jo, jo, veidas. jo, Nors jo, aš jo, kartais jo, būnu jo, puikios jo, jo. nuotaikos, Taip, bet tiesiog taip, taip, veidas taip, toks. taip, taip, Ar čia taip, akių vokai tokie taip, nusileidę, taip, ar taip, kas, aš nežinau kas, bet taip. tiesiog esu toksai. Tai ką aš dabar esu, viskas pasmerktas. Jokiais būdais. Tai kaip tada elgtis? Žinai, nu,
kai aš tą esu girdėjęs, dabar jau mažiau girdėjęs kažką tą ne kartą ir ne vieną ir ne du, netgi, žinai, supranti, reiškia, tvarkoj, okei, ačiū, priimu tą kaip edukacinę priemonę. Reiškia, aš turiu kažką su jums daryti, žinai. Ir karts nuo karto, bent eidamas gatve, prisiminti, kad man gali būti ne kokia nuotaika, bet bent neutralią išraišką palaikyti. Nu, šiek tiek pastangų Tokia šypsenėlė šone. Nes tu kartais supranti, prasme, nu, taip žmonės tave mato. Nu, tau tai natūralu, bet kitiems tai sukuria tokį vaizdą. Tvarkoj, padirbėk šiek tiek. Ne veltui mano bičiulis Estas taip ir darė metus laiko, žinai. Taip. Gerai tu sakai, žinai, mes tai viduje jaučiame, kad, nugi viskas gerai, bet mes tai savęs nematome, o kiti mus mato tik tai pagal veidą. Taip. Šiek tiek pastangų dėti, žinai, jie į vidų neįlys, gatvėje nemato, kas mus gerai pažįsta, viskas tvarkoja, žinai, bet nu tokių žmonių yra labai nedaug. Tai jeigu aš esu dabar, nežinau, gatvėje, pamačiau gražią merginą ir ten, nežinau, visas ten iš savęs toksai, žinai, povas einu, neperspaudžiant, kaip vat mes kalbėjom, kad, žinai, būtų ramiam, tai kaip man išlikti ramiam, kai aš ten jau, nežinau, jaudulys 100,000%, visas paraudonavęs, žinai, vos ten prisiruošiau, visas jėgas sudėjau, kad tik prieit, jau čia bijau kažką nežinau, kokį čia iš viso pick-up line'ą pasirinkti, kad užkalbinti ir staiga, žinai, nu ten būtų feilas, tai koks planas B? Nu tai jau nėra plano B. Ar gali dar atsirasti šitoje vietoje? Vat kaip čia išlikti ramiam, žinai, nu kartu ten jaudinės, nu jau atrodo, kad tik vėl nepasakytų. Žinai, sakoma, feilas yra kaip ir neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Klausimas, ką tu po to darai. Yra tokia graži istorija, kurią aš praktiškai visiems pasakoju savo mokymų dalyviam, tai ir dabar noriu tau papasakoti ir po to grįšim prie to. Istorija yra tokia garsi knyga Poliana ir būtent iš tos apie tokią mažą mergaitę, čia Jungtinės Amerikos valstijos, 19 amžiaus pabaiga berods. Filmas netgi yra ir būtent mintis tokia, kad mergaitė, kai gimė, jos mama mirė, ją begimdydama ir mergaitė nuo mažų dienų augino auklę. Dar buvo tėtis, tačiau jisai labai daug važinėjo po pasaulį, daug keliavo, kadangi daug dirbo, žodžiu, tai praktiškai pirmus kelis metus mergaitė matė tik tai auklę. Ir nuo mažų tokių mergaitės gyvenimo metų, tokių plius minus sąmoningų, jos žaisdavo su auklė tokį žaidimą. Žaidimas vadinosi Kaip gerai kad. Kas šiaip žaidimas? Mergaitė buvo už 5 metai, žaidė sode, dūko, kai visi maži vaikai, užkliuvo už medžių šaknų, krito ant žemės, nusibrozdino kelį, bėga kraujas. Nu, kol kas faktas. Faktas reiškia, kad bėga kraujas. Mergaitė iškart vertina negatyviai. Baisu, bet aš kokie čia nevykėlė, čia nevėkšla, baisu, nukritau, kraujas bėga ir panašiai. Prieina auklė ir sako, bet tai kaip gerai, kad tu ką tik nukritai. Kas čia gero, nematai, kraujas bėga ir taip toliau. Sako, viską aš matau. Matau, kad kraujas, matau, kad nukritai, tikiu, kad tau skauda, viską aš priimu, sako. Bet tu tik pagalvo, kaip gerai, kad būdama tik 5 metų, tai jau savo pavyzdžių žinai. Kad žaidžiant reikia būti atsargesniam, nes gali nukristi ir susižaloti. Kaip gerai, kad mes dabar kartu tą žaizdą išvalysim, sutvarstysim ir būdama tik 5 metų, tu žinosi kur kas daugiau, negu žino tavo bendramžiai. Taigi kaip gerai, kad tu ką tik nukritai, kokią pamoką tu iš to gavai. Nu ir po to ten ta istorija toliau tęsis, bet mintijo, kaip gerai, kad. Tai čia iš tikrųjų, kaip aišku, normalu, kad mes galim visi susifeilinti, taip yra neatsiejama gyvenimo dalis, bet klausimas, kaip tu į tai sureaguosi. Po to, ar vėl susifeilinu, reiškia, aš nevykėlis, man nesigauna ir taip toliau. Viena reakcija labai dažna, kita reakcija. Supratau, šį kartą jau geriau negu šiandien padariau vėl feilą, sutinku, bet jau kaip gerai, kad dabar aš jau žinau, kad to nebedarysiu, dabar darysiu tas, super gerai, feilas brangus, skaudu, bet aš jau išmokau dar kažko išmokau. Tai kaip gerai, kad va šita mergina, kuri mane atstūmė, nemalonu aišku, taip sakoma, bet man davė labai gerą pamoką. Einu toliau. Tai klausimai, žinai, kaip tu pažiūrėsi tą situaciją. Žinai, tas yra mūsų gyvenimas 10% situacijų ir 90% taip, kaip mes į tas situacijas reaguojam. Čia kaip mes jas priimsim. Labai patiko šitas kaip gerai, kad reikės pritaikyti ir savo gyvenime. Nes dažnai situacija, žinai, visą laiką požiūrio klausimas. Taip, tikrai taip. Tai būna labai skaudžių situacijų, aš to neneigiu ir taip toliau, priimitas, taip, skaudu, bjauru, feilas, klaida, dar kažkas, bet supratau, brangu, bet išmokau. Kaip gerai, kad einu toliau. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.